Ezdros knyga, 5 skyrius. Pranašas Agėjas ir Idojo sūnus Zacharija Izraelio Dievo vardu pranašavo žydams gyvenantiems Jude ir Jeruzalėje. Tada Šaltielio sūnus Zerubabelis ir Jehocadako sūnus Jozuė pradėjo statyti Dievo namus Jeruzalėje. Su jais buvo Dievo pranašai ir jiems padėjo. Tuo laiku pas juos atėjo krašto šioje upės pusėje valdytojas Tatnajas ir Šetar Boznajas su savo bendrais ir jų klausė, kas jums įsakė statyti šituos namus ir taisyti šitas sienas. Tuomet mes pasakėme jiems, kuo vardu tie vyrai, kurie stato šitą pastatą. Dievo akis saugojo žydų vyresniuosius, todėl jie galėjo tęsti statybą, kol pranešimas pasieks Darijų ir bus gautas atsakymas šiuo reikalu. Nuorašas laiško, kurį Tatnajas, krašto šioje upės pusėje valdytojas, Šetar Boznajas ir jų bendrai Afarsakai, buvę šiapus upės, pasiuntė karaliui Darijui. Ramybė karaliui Darijui. Tebūna karaliui žinoma, kad mes nuvykome į Judėją prie didžiojo Dievo namų. Jie statomi iš didelių akmenų, sienose dedami rąstai. Šitas darbas vykdomas sparčiai ir klesti jų rankose. Mes klausime vyresniųjų, kas jums įsakė statyti šituos namus ir taisyti šitas sienas. Taip pat klausime jų vardų, kad galėtume užrašyti ir tau praneštume jiems vadovaujančių vyrų vardus. Jie atsakė, mes esame dangaus ir žemės Dievo tarnai ir atstatome namus, kurie prieš daugelį metų buvo pastatyti. Juos pastatė ir įrengė garsus Izraelio karalius. Bet kadangi mūsų tėvai užrūstino dangaus Dievą, jis atidavė juos Chaldėjui, Nebukadnecarui, Babilono karaliui. Jis sugriovė šituos namus, o tautą išvedė į Babiloną. Tačiau pirmaisiais Babilono karaliaus Kyro metais karalius davė leidimą atstatyti šituos Dievo namus. Taip pat ir auksinius bei sidabrinius Dievo namų indus, kuriuos Nebukadnecaras buvo išgabenęs iš Jeruzalės šventyklos į Babilono šventyklą. Karalius Kyras paėmė iš Babilono šventyklos, perdavė Šešbacarui, kurį jis paskyrė valdytoju, ir įsakė, imk šituos indus ir juos nugabenk į Jeruzalėje esančią šventyklą. Atstatykite Dievo namus buvusioje vietoje. Šešbacaras atvykęs padėjo Jeruzalėje Dievo namų pamatus. Nuo to laiko iki šiol jie tebestatomi ir dar nebaigti. Jei karalius mano esant reikalinga, tepaieško Babilone karaliaus saugykloje, ar tikrai karalius Kyras davė įsakymą atstatyti Dievo namus Jeruzalėje. Ir tegul karalius duoda žinią apie savo valią šituo reikalu.